Kauno medicinos centre Neuromeda įsikūręs jaukus estetinės medicinos kabinetas Jaunatvės namai. Čia dirbančios grožio specialistės visiems besirūpinantiems savo grožiu ir sveikata turi daug įdomių pasiūlymų. Mus labiausiai sudomino veidą jauninanti limfobioninė metodika. Kosmetologės Olgos pasiteiravome, kuo unikali ši procedūra ir kaip ji atliekama. Metodika limfobionė buvo sukurta Prancūzijoje. Daktaris, kuri turėjo 20 metų darbo patyrimą estetinėje medicinoje. Ir pačioje pradžioje pati idėja buvo sukurti būtent grožio procedūrą, nors visi metodai buvo kilę iš medicinos ir konkrečiai iš fizioterapijos mokslo. Ir galima būtų jos išvardinti. Tai yra mikrosrovės, švelni mechaninė vibracija, ultragarsas ir labai švelnus lazeris. Bet kokią grožio procedūrą mes turime pradėti nuo valymo. Valymui limfobionė metodikoje yra taikomos švelnios mikrosrovės ir mechaninė vibracija. Labai svarbus yra šitų dviejų fiziologinių veiksnių panaudojimas. Dėl to, kad mikrosrovės, kurios konkrečiai yra taikomos limfobionė metodikoje, jos yra labai švelnios. Ir jos pilnai atitinka visus elektrofiziologinius procesus, kurie vyksta pačioje ląstelėje. Nepaisant to, kad, tarkim, mikrosrovė tiesiogiai neveikia raumens, ji labai gerai paskatina mikrokraujotaką ir nuodingų medžiagų pašalinimą iš ląstelių ir tarpląstelinės terpės per limfotakos sistemą. O mechaninė vibracija labai efektingai sustiprina tą procesą. Pradėjus procedūrą nuo detoksikacijos, mes ją būtinai pratęsime mechaninio valymo būdu, kuriam yra taikoma ultragarsas. Išvalius odą tokiu būdu, mes toliau galim pereiti prie labai svarbaus procedūros etapo, tai odos tonizavimas. Odos tonizavimą mes vėlgi atliekame švelnios mikrosrovės pagalba, taikant ją kartu su mechaninė vibracija. Tai yra be galo svarbu dėl to, kad fibroblastai, tai yra tokios labai ypatingos odos ląstelės, kurios yra atsakingos ne vien tik už odos imuniteto funkciją, bet dar gamina medžiagą, kuri sudaro mūsų odos armatūrą, tai yra kolageno skaidulos. Ir tokiu būdu mums būtent ši procedūra padeda stangrinti odą ir storinti ją. Kosmetologė pabrėžė, kad ši procedūra tinka ne tik kovojant su odos glebimu, bet ir lyginant raukšleles. Išsilygina net ir gilesnės veido raukšlės. Baigus odos tonizavimą mes perinam prie kito labai svarbaus etapo, tai yra odos regeneracijos skatinimas švelnaus lazerio pagalba. Lazeris, kuris yra naudojamas šioje procedūroje, jo poveikis yra iš tiesų labai švelnus. Klientė procedūros eigoje jaučia tik labai švelnią šilumą, bet tas ypatingas jo poveikis pasireiškia tuo, yra pagrįstas tuo, kad švelnus lazeris turi gebą praeiti ir pasiekti mums reikalingus ląstelių sluoksnius, nepažeidus vandens lipidų apsauginės odos mantijos. Ir tokiu būdu mums lazeris yra kaip papildomas šaltinis energijos, kuris padeda atkurti odą, skatina smulkių randelių gijimą, stangrina odą ir tokiu būdu padeda mums kovoti su senėjimu. Po lazerinės procedūros daromas veido masažas, kuris atliekamas naudojant drėkinamąjį veido kremą su eteriniu aliejumi. Masažas atpalaiduoja, harmonizuoja, stimuliuoja odą jauninančias jėgas. Jis padeda kovoti su stresu, trumpam pasijusti kitoje realybėje. Po masažo dedamas gaivinantis ir raminantis veido kompresas. Procedūra baigiama švelniais, atpalaiduojančiais judesiais. Paklausta, kaip jaučiasi, klientė Rita atsakė. Jaučiuosi tiesiog puikiai, pailsėjus, kaip po trumpalaikio atostogų sugrįžus. Pailsėjo ne tik veidas, bet ir visas kūnas. Tiesiog didžiulis atsipalaidavimas.
Super procedūra. Malonus jausmas atsiradęs po procedūros suteikia naujos energijos apimančios visą kūną. Kosmetologė minėjo, kad jos praktikoje nepasitaikė odos sudirgimo reakcijų, o klientų tarpe yra ir vyrų. Atliekant veidą gražinančią ir jauninančią limfobioninę procedūrą, naudojama specialiai šiam metodui sukurta prancūziška kosmetika. Papildomai, palaikomajai veido priežiūrai namuose naudojama prancūziška spa kosmetika Omare, kurioje yra maksimaliausias kiekis natūralių ingredientų. Pagalvokite, gal jums pats laikas užsukti į Kaune medicinos centre Neuromeda įsikūrusį estetinės medicinos kabinetą Jaunatvės namai ir pasirūpinti savo veido odą.